Taip, Tyvek UV fasadė juosta. Ok, tai šita juosta juoda, jinai taip ją galima naudoti viduje ir lauke, bet jos pavadinimas išduoda, kad jinai skirta naudoti gali. Ne, pjauk. Tam peiliukas ir yra. Tai jinai skirta būtent gaminiui, kuris vadinasi Tyvek UV fasadė. Tai yra juodas gaminys ir būtent šita juosta turi labai didelį UV atsparumą. Tai jos klijavimas pagrindė Tyvek UV fasado yra. Tas didelis UV atsparumas, tai čia kaip metais matuojasi? Matai, kai yra ažūrinis arba fasadas su tarpeliais, na, tu skaičiuoji, kad ilgaamžiškumas produktų būtų bent jau 50 metų. Plius minus, ar ne? Nes tu tikiesi, kad jisai tiek išbus. Tai va, tai jinai yra ilgamžė kaip ir Tyvekas. Čia iš tos pačios medžiagos net padaryti klėjus. Taip, iš to pačios juodos panbono specialaus, kuris yra ypatingai UV atsparus ir išbandytas įvairiausiose klimatuose. Šiaip architektai labai myli atvirus fasadus. Ir šiaip jie labai gražiai ažūriniai fasadai atrodo. Taip, bet vis dar problema, ten kaip ten dar tokias APDM juostas ten su kabėm šaudo, kitur neina prišaudyti. Tai va tam, kad nereikėtų APDM juostų, volia. Žiūrėt, kuris pigiau kainuoja. Arba metrų kainis. Gal sakyčiau, kuris paprasčiau montuojasi? Arba kuris paprasčiau montuojasi.